Kaip ir ne vieną kartą esu sakęs, kadangi burtų pasirinkti negalima, visi varžovai mums lietuviškoms komandoms yra labai stiprus, todėl reikia dirbti tą linkme, kad paprasčiausiai tų burtų nebijoti ir kiekvienas rungtynės nusiteikti ir nebejoju, pernai mes tikrai davėm gerą kovą Švedijos čempionam, tai kad tas 2 rungtynės galim sužaisti su bet kuo, pasiruošti, tai rodo ir praktika, kad ir šį sezoną, kada jisai galbūt nėra pats toks lengviausias, bet visi taurės finalai, visos svarbiosios rungtynės, mokam susikaupti, mokam pademonstruoti charakterį, pasiruošti ir manau, kad neišimtis bus ir šį dvikovą. Pernai mes ištraukėm Švedijos čempionus Malmės komandą, kur irgi žaidė grupių etapo ir po to praėjo mūsų ir vėl nukeliavo iki grupių etapo ir žaidė su Madrido Realu, Juventusu ir taip toliau. O mes lygiai taip pat vienodai žaidėm su jais, tai jie lygiai taip pat panašiai žaidė su Madrido Realu išvykoje ar su Donecko Šachtioru. Todėl futbole bijoti tikrai nieko nereikia, reikia dirbti. Reikia ruoštis, dirbti, analizuoti ir turėsim 2 savaičių stovyklą artimiausių metų, kada visos mintys bus tik tai apie dvikovą su Astana, tad manau, kad namų darbus atliksim.